Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centre nugriaudėjo Moksleivių krepšinio lygos 2010–2011 metų sezono uždarimo ceremonija. Svarbiausiu renginio akcentu tapo MKL žvaigždžių rinktinės ir pasaulio čempionatui besiruošiančios Lietuvos jaunimo iki 19 metų rinktinės mūšis. Žiūrovams turėjusiame patikti susitikime Lietuvos rinktinė 96–76 palaužė jaunesnės Moksleivių krepšinio lygos žvaigždutes. Naudingiausių mačo žaidėjų tapo ir MKL rėmėjo Omnitel specialų prizą mobilų telefoną laimėjo Marius Grigonis. MKL rinktinė Artūras Gudaitis pelnė 14 taškų. Marius Grigonis rinko 13, Tauras Jogėla 11, Vaidas Karniauskas 10. Lietuvos rinktinės sudėtyje Dovydas Redikas įmetė 16 taškų. Mes ką tik, kai kurie net nesitreniravę, jau 2 savaitės ateina čia ir žaidžia. Tai ir sunku susižaidimo, jie ir fiziškai stipresni. Tiesiog jie rinktinė, mes šiaip susirinkom, pažaidėm, nieko. Pats buvo įvertintas asmeninių prizų ar malonu? Čia jau kaip išėjo, taip išėjo. Nesureikšminu, aišku, smagu. Reikėjo naujo telefono, gavau. Būtent MKL žvaigždžių rinktinės strategas Arūnas Visockas buvo pripažintas ir geriausių metų vaikinų treneriu. Buvęs krepšininkas dirba Arvydo Sabonio krepšinio centre. Visockas šiame sezone iškovojo 2 aukso medalius. Treneris su savo komanda triumfavo jaunių vaikinų A ir jaunių vaikinų B pirmenybėse. Šis rezultatas unikalus tuo, kad pasiektas pirmą kartą MKL istorijoje, kai ta pati komanda laimi pirmąją vietą savo amžiaus ir metais vyresnių čempionatuose. Šiaip kaip treneriu, aišku, Lietuvoje idealus, nes laimėjom 2 čempionatus, tai daugiau neįmanoma turbūt laimėti. Ten gal kiek kartelis likęs dėl to, kad Eurolygos finale pralaimėjom. Bet aišku, ten jau ne vien mano komanda buvo ten. Sakyčiau, aišku, išrinktas metų treneriu, bet čia reiktų ir padėkoti ir komandai, kadangi laimėjom tos abu čempionatus, dėl to ir išrinko ir komanda. Ypač tose lemiamose varžybose tikrai žaidė kaip vienas kumštis, nežiūrėdami asmeninės statistikos kažkokios. Noriu padėkoti jiems. Geriausia mergaičių sezono trenerė tapo Kauno krepšinio mokyklos Aisčiai specialistė Birutė Jankauskienė. Ji taip pat iškovojo 2 aukso medalius su 1993 metais ir 1998 metais gimusiomis mergaitėmis. Sezono uždarimo ceremonijoje neužmiršti ir geriausi metų krepšininkai. Apdovanoti buvo 9 Moksleivių krepšinio lygos čempionatų žaidėjai naudingiausio, rezultatyviausio ir daugiausiai kamuolių atkovojusio krepšininko nominacijose. Arvydo Sabonio krepšinio centras tarp visų Lietuvos krepšinio mokyklų užėmė 1-ąją vietą mokyklų reitinge. Analogiškas prizas buvo įteiktas ir Kėdainių sporto mokyklos vadovams už geriausią pasirodymą rajonų grupėje. Staigmenų šį sezoną iš tikrųjų buvo daug, nes tikrai nenugalėjo komandos tos, kurios buvo reguliariam 1 vietą. Ir kaip minėjot jaunių, tai užėmė 1 vietą 6 reguliaraus komanda, o 2 7 beros. Tai tikrai nonsensas, bet tai rodo, kad visos komandos lygios ir nėra kažkokio išskirtinumų ir gali kovoti vieną dieną vienaip, kitą dieną kiti laimėti. Tai džiugu. Moksleivių krepšinio lyga taip pat neliko skolinga savo rėmėjams ir jiems įteikė atminimo dovanas. Už nuopelnus moksleivių krepšinio apdovanoti ilgametis Moksleivių krepšinio lygos rėmėjas ir įkūrėjas Gintaras Rimšelis, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius Klemensas Rimšelis, Lietuvos krepšinio federacija, uždaroji akcinė bendrovė Tuta direktorius Valentinas Navikauskas ir uždaroji akcinė bendrovė Skorpiono takas. Man be galo šiandieną sveikinti užsienio